Komunalinio ūkio darbas dažniausiai pastebimas tada, kai kažkas neveikia. Tačiau būtent šioje srityje padaryti sprendimai daro nemenką įtaką mūsų gyvenimo kokybei. Apie tai, kas keičiasi ir kas dar kelia iššūkių, trumpame pokalbyje su įmonės vadovu. Pradėjus vadovauti įmoniai, kokius svarbiausius sprendimus priėmėt pirmiausia ir kodėl juos būtent laikėt prioritetiniais? Jau, aišku, praėjo nemažai laiko, vis dėlto 1,5 metų prabėgo, bet atsimenant, kas buvo padaryta, tai pirmiausiai svarbu buvo sudaryti realų įmonės vaizdą. Tiek finansinį, manau, tiek ir organizacinį. Todėl prioritetu tapo vidinių procesų peržiūra, darbo organizavimo aiškumas ir atsakomybių pasiskirstimas. Taip pat daug dėmesio skyriau paslaugų kokybei ir gyventojų nusiskundimo analizei. Nes sprendimai, kurie buvo paskui priimami, turėjo daugiau remtis faktais, o ne nuogirdomis ar kažkokiais tai mitais. Ir visą šitą, manau, sudarė didelį pagrindą ateičiai dabar daromų darbų. Kokius realius pokyčius Raseinių gyventojai jau šiandien gali matyti ar pajusti komunalinių paslaugų srityje? Manau, gyventojai jau gali pastebėti greitesnį reagavimą į problemas, tvarkingesnės viešąsias erdves, aiškesnę komunikaciją. Daug dėmesio skiriam ir tokiem kaip teritorijos švarai, gatvių priežiūrai, operatyvesniam gatvių apšvietimo gedimų šalinimui. Tai, manau, nebuvo mūsų vienkartinis toks poslinkis arba pasiekimai. Manau, kad tai tęsis ir ateityje, kad sugebėsim šitą padaryti. Komunalinis ūkis yra tokia jautri sritis, kurioje iš tikrųjų problemos matosi pirmiausia, ne? Ir su kokiais dažniausiai iššūkiais jūsų įmonė susiduria pastaruoju metu? Didžiausi iššūkiai įmonės tai yra, aišku, riboti finansai bei žmogiškieji ištekliai. Augantis gyventojų lūkesčiai, tai tikrai ne paskutinėje vietoje, kas buvo pernai, užpernai, ką gyventojai tikėjosi iš Raseinių komunalinių paslaugų, tai šiemet tie lūkesčiai auga ir auga pastoviai. Tai, aišku, taipogi vis tiek sensanti mūsų bazė, tai tiesiog tie dalykai, kurie liepia mums visą laiką judėti į priekį, niekada nesustoti vietoje. Aišku, dar turime ir gamtosauginius reikalavimus, visus kitus, kurie irgi nestovi vietoje. Mes turim taikytis, turim judėti į priekį su jais. Atliekų tvarkymas, gatvių ir teritorijų priežiūra temos, kurios aktualiausios bet kuriem gyventojom ar kaimiškose seniūnijose ar mieste. Ir kuriuose srityse jūsų nuomonė dar reikia daugiausiai darbo įdėti ir daugiausiai kantrybės? Mano manimu ir tiek aš girdžiu, tai didžiausias, kas mūsų laukia darbas, tai atliekų tvarkymo kultūros srityje. Čia svarbu ne tik tai UAB Raseinių komunalinių paslaugos darbas, bet svarbu visos bendruomenės mūsų Raseinių rajono gyventojų noras gyventi švariau, tvariau. Nes kaip mes greitai transportuotumėm išrūšiuotas atliekas, kaip mes viską tą greitai padarytumėm, bet jeigu nebus noro iš gyventojų, tai nieko mes to nepasieksim. Tai yra pagrindinis, tai vis dėlto gyventojų švietimas. Nes taipogi dažnai susiduriam, kad paminima viena ar kita ten, ar šiukšlė numesta. Tai nesvarbu, kaip greitai mes juos pakelsime, mūsų darbuotojas ar kas ten, bet vis tiek neigiamą tokį įspūdį pasilieka kiekvienam žmogui. Tai aš manau, pirmiausia, didžiausias iššūkis tai mūsų paties visų rajono gyventojų švietimas ir supratimas. Kaip sekasi telkti komandą ir keisti įmonės vidinę kultūrą? Ar jaučiate, kad darbuotojai priima pokyčius? Visą laiką atėjęs naujas vadovas įveda tam tikrų korekcijų. Komandos telkimas yra vienas iš svarbiausių, manau, bet kurio vadovo darbas. Nes nebus komandos, nebus ir darbo. Vienas vadovas ne karys, kaip sakyti, ir bet kokią jo geriausią idėją greičiausiai sustos, nes jeigu nebus palaikymo visos komandos. Bet manau, kad per tuos 1,5 metų sugebėjom mes ne tai kad susidraugauti, bet suprasti vieno kito lūkesčius.
Ir tiek komanda, ir tiek visi darbuotojai supranta, kad mes turim keistis, turim gerėti, turim paslaugą atlikti geriau, kultūringiau ir jie supranta šitą visą reikšmę. Kokių sprendimų ar investicijų planuojat artimiausių metų imtis, kad komunalinės paslaugos taptų dar efektyvesnės tam mūsų rajone? Taip galiu pasakyti, kad nežadam sustoti ant technikos atnaujinimui. Tikrai skirsim, kiek galim iš įmonės lėšų, kad sugebėtumėm nesustoti ties to, ką esam pasiekę. Taipogi vidinių procesų peržiūra visą laiką pastoviai vyksta, pasitelkiam paskutiniu laiku jau tiek prognozijai, tiek sudarydami maršrutus, dirbtinį intelektą. Tai tiesiog nesustojam vietoj, bandom žiūrėti į priekį, žengdami koja koją. O ko jūsų nuomonė gyventojai dažniausiai nemato ir neįvertina, kalbėdami apie komunalinio ūkio darbą? Manau, jie nemato to kasdieninio darbo. Tai yra pasirengimas, paruošimas technikos, budėjimo naktimis, budėjimai rytai, savaitgalį, to viso darbo, kuris vyksta už kadro, sakykime. Visą laiką matoma tai, jau pro mašina važiuoja, traktorius išvažiavęs, žolė nupjauta ar nenupjauta, bet visas procesas iki to lieka nepastebėtas. Ir aišku, norėčiau pasakyti, kad nepykite, mėly gyventojai, jeigu kartais mes per anksti išvažiuojam, jeigu kartais per garsiai dirbam, viskas yra tik dėl jūsų labo. Ir dėkui jums visiems, kurie tą supranta.